Tai sveiki visi, sveikinuosi servise 007 Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse ir šį kartą turiu puikų šeimyninį automobilį, kurį noriu jums ir pristatyti. Šiam automobiliui Chrysler Pacifica 22 metų faceliftui 3,6 cilindrų V6 formos. Varikliuką sumontavom kokybišką Landirenzo sistemą, kaip ir visiems Pentastar varikliukam, taip ir šiam sumontuojam patį geriausią komplektą, kokį galime pasiūlyti. Esam tikrai, kad jisai važiuos puikiai, sklandžiai, iš tikrųjų kaip tik ruošiamės ir važiuosim jį testuoti. Automobilis skiriasi nuo dažnai sutinkamų tuo, kad yra visais 4 varomas AVD versija. Nepaisant to, variklio skyrius yra visiškai identiškas įprastai FD versijai, taip kad be problemų sumontuojam viską identiškai, taip kaip montuotume ir tik priekiniais varomiem ratais automobiliui. Kalbant apie pačią sistemą, tai Landirenzo Evo OBD valdymo blokas štai šitoje vietoje, greta akumuliatoriaus dujinės įrangos saugiklis sumontuotas. Landirenzo Li10 Turbo Oversize galingiausia šio reduktoriaus versija yra sumontuota žemiau akumuliatoriaus, iš tikrųjų šitoje vietoje, nes kadangi štai čia, nes variklio skyriuje rasti jam saugiai patalpinti kažkur labai sudėtinga. Nėra vietos, ten vieta yra patogiai jungiamas reduktoriaus šildymas. Tai iš tikrųjų vieta yra gera, turint omeny, kad Landirenzo Li10 Turbo Oversize reduktorius iš principo neturi kažkokių tai problemų ir ten gyvens nuo 80 iki 150 tūkstančių kilometrų be jokios ten rankos pridėjimo. Tai tikrai vienas iš patikimiausių ir geriausiai dirbančių reduktorių šią dieną esančių turbūt rinkoje. Dujiniai purkštukai čia sumontuoti Railoje G7 Dakota, purkštukai sujungti tarpusavėje bei paduotas dujų padavimas iš abiejų galų. Be abejonės stengiamės viską padaryti taip, kad galėtume idealiai kalibruoti, sakykime, ir sureguliuoti kuro mišinius visose temperatūros bei apkrovos režimuose, slėgio daviklis, dujinės fazės filtras ir atskirai nuo reduktorių, už tai čia viršuje išvestas skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas OMB BFC, padidinto pralaidumo su 8 magistralė, kurie ateina jau iš 2 balionų. Variklio skyrius švarus, gražus, gerokai švaresnis negu atvyko pas mus, tai viskas paruošta atidavimui, kaip minėjau, testavimui ir tuoj pat lėksim ir testuosim viską. Toliau dujų įrangos mygtukas ir perjungimo pats mygtukas yra sumontuojamas ten, kurio pageidauja klientas. Štai šitoje vietoje jisai yra, sėdint pakankamai neblogai matosi. Vėlgi pakankamai sudėtinga rasti vietos, aišku, žinoma, čia daug kas montuojasi, bet šiuo atveju klientas norėjo būtent jo tenai, tai kur ten jis norėjo, ten ir buvo sumontuota. Dujų pildymas padaromas prie benzino užpilimo vietos, atsidarom, įsisukam adapterį ir pilamės dujas, pakankamai patogu, paprasta, nereikia nei klauptis, nei gramdyti sniego, nei ledo, nei purvo, nei nieko. Dujų balionai, kadangi AVD versija montuojasi truputį mažesni, aš įkėliau atskirų reelsų, kaip tie balionai atrodo, galima kam įdomu pasižiūrėti. Tai yra 2 po 28,5 litro balionai, nėra labai dideli be abejonės, norėtųsi didesnių, bet nišos irgi nėra didelės, taip kad tvarkingai įdėti galima būtent juos. Esu girdėjęs ir matęs, kad yra įdedami ir įprasti 34 litrų balionai, kurie montuojami yra FVD versijos Pacificom, bet čia jau tam, kad juos įdėti, reikėtų stipriai su plaktuku padirbėti ir tas vietas truputį platinti, tai stengiamės to vengti, tai įdėjom tai, kas tikrai telpa ir problemų jokių nekelia. Tai tiek apie kokybišką Landirenzo dujinės įrangos montavimą servise 007, jeigu yra klausimų arba planuojate įsigyti tokį šeiminį automobilį kaip ir šiuo atveju, tarp kitko salone 4 vaikų kėdutės, tai automobilis naudojamas akivaizdu pagal paskirtį. Tikrai puikus variantas, nelabai iš tikrųjų sugalvoju europinio varianto kažkokio tai analogo alternatyvos šiam modeliui. Taip kad tikrai puikus, su visų 100% važiuoja dujomis. Galimas ir hibridinis variantas, taip kad jeigu nuspręsit bet kurią versiją šio automobilio įsigyti, kreipkitės, mielai padėsime. Ačiū.